Nu ką, vyrai, po praeito mano gimtadienio su žmonom susitaikėt, ar kaip? Jo, aš tiesaviškiai Mercedesą padovanojau, tai iš garažo tik išvažiavo, per stipriai akceleratorių paspaudė, nu ir į medį, dabar vagulį, jau savaitę ligoniniai nosis sulaužyta į kitą pusę. Nu tai aš va vienas, kaip ir nieko. Vienam gerai. Pagalvė įsislydė. Nu. Aš ką. Aš normaliai irgi, nu žinai, po to gimtadienio susipykom. Nupirkau džipą, žinai. Atleido, bet tokį džipą, žinai, parketinį, išvažiavo po mišką pasivažinėt, užklimpo, savaitę negrįžta irgi. Vienam geriau. Vienam gerai. Aš saviškai šitą nupirkau. Lexusą kokį jau? Ne Lexusą. Ką, Volkswageną? Ne Volkswagen. Audi? Ne Audi, šitą Jaguarą. O, važiuoju. Tai jinai tik į garažą nusileido, jis ją ir sudraskė. Vienam geriau. Žvėrin. Klausau. Yra tie pinigai. Jo, turiu. Čia pinigai, viskas gerai. Pas mane jų yra, visada jų netrūko. Ne, palauk. Vyras pasakė, vyras padarė. Taip, pinigai yra. Pinigai. Teta, paklausykit, neatjunkit telefoną, prašau. Teta, prašau, labai prašau, aš tikrai sumokėsiu kitą savaitę. Taip, teta, labai ačiū, labai ačiū. Taip. Gerai, dabar aš atostogauju. Kitą savaitę būsiu. Nu, всё, iki. Davai. Kas skambino? Na, žinai, reikalai. Kaip visada. Biznis. Gerai. Gražu čia. Normaliai. Ponai, prašau, čia jūsų sąskaita. Ačiū. Tai kaip mokėsi? Ta prasme, rebetos kalba, kad pas tave piniginiai truputį vėjai švilpauja. Kalba, teisybė kalba. Nu ir ką? Ką nu ir ką? Aš piniginę naują nusipirkau. Su įtaisytu kondicionierium. Vat ir švilpauja. O tau ir nu ir ką? O, čia tai krūtizna. Jo. Klausyk, brangiai, kaip tau švakar mūsų berniukai? Visai nieko. Man irgi. Paprašysiu tokios paslaugos. Gal šiandien apsikeičiam. Tu paimk mano Karolį, o aš tavo Vitaliką. O kam tau to reikia? Aš šiandien tokia nusikavus, bijau, kad nepavešiu. Nu, reikia, tai reikia. Gerai, vis tiek ne pirmas kartas. Lieku skolinga. Gal jau einam, nes vienų jų palikti negalima. Kitą kartą nesikeisiu. Patyrtėm su savo vyru. Supranti, svarbiausia, man reikia gerų vyrų, kurie gerai dirbtų. Aš suprantu, kame tavo problema, bet ką aš tau galiu pasakyti? Lietuvoje rimtų vyrų beveik neliko. Trečdalis dabar Airijoje, kiti yra Anglijoje, pusė Amerikoje. Matai, aš netgi savo rimtą vyrą, kuris vykdytų visus mano įsakymus, vos radau. Bet radau tokį, kuris už tave į sieną. Dirba idealiai, ką pasakai, viską padaro. 100% viską atlieka. Geras berniukas, nori supažindinti? Nu, aš tau sakau, man svarbiausia, kad gerai dirbtų. Nu, supažindink, žinai, mažą. Stasiuk, ateik prašom prie stalo.
Stasiuk, susipažink, čia yra Haris. Hari, čia yra Stasiukas. Nu, Stasiuk, ar atlikai užduotį, kurį aš tau daviau? Įsiaiškinai su skolininku mano? Jo, išsiaiškinau. Supjaušiau gabaliukais, atidaviau šuniukam trečdalį, kitą trečdalį, kačiukam ir dar trečdalį išmėčiau Vilniaus pakampiuos. Malačiu, Stasiuk. Aš labai džiaugiuosi. Nu, matai? O čia yra rimtas vyras. Viskas gerai, bet su psichika turbūt nekas, ne? Ne, nepergyvenk. Psichiškai jisai visiškai sveikas. Bet proto turbūt nėra. Nepatikėsi, jis labai protingas. Aš sakyčiau, netgi intelektualus vyras. Nepanašu. Nori patikrinti? Įdomu. Žiūrėk. Stasiuk, myslė. Myslė. Žiemą ir vasarą viena spalva. Kas? Kraujas raudonas. Matei? Stasiukai, padirbėk dar. Pasivažinėk su taksistais. Prašau, gerbiamoji, prie šito stendo. Aš dirbu 32 metus su ginklais. Ir kad ateina žavi nuostabi moteris, aš tikrai galiu atspėti, ko jai reikia. Štai. Prašau. Lengvutis. Moteriškas pistoletas. Žavus. 6 šūvių. 6? Taip. Ką man 6? Jūs galvojate, aš turiu 6 vyrus? Duokit man vienam. Tai va, žiūrėk, aš tada paskambinsiu jam, ne? Įsiaiškinsiu, kaip ten bus toliau. Tai viskas aš. Gerai, palauk mane. Klausyk, Stasiuk, noriu pakalbėti su tavimi biškį. Klausyk, aš ieškau matai vyrų rimtų, kad gerai dirbtų. Ir man labai įdomu, ta prasme, ką tu gyvenime, kas tau patinka. Nu, man patinka pataikyti į širdį iš pirmo karto, kad nereiktų nušaudyti inkstus, kepenys į plaučius. Supratau, kas dar patinka? Dar patinka kontroliniai šūviai į galvą, akis į burną. Suprantu, Stasiuk, viskas gerai, tai čia yra tavo darbas šaudyti, bet, nu, ta prasme, dėl dūšios, nu, vat, kaip tu pamalonini savo dūšę, ką darai dėl to? Dūšiai. Granatą. Ką granatą? Susprogdint granatą minėje žmonių. Supratau, taip dūšę pamalonini, jo? Taip. Aš labai atsiprašau, gal galėčiau kažko padėti? Hari, tu? Donatai! Sveikas, Hari, klausyk, mokyklą, kai baigėm, net tavęs nemačiau. Pagarba. Puikiai atrodyk, nu pasakok, ką darai, kuo užsiėmi gyvenime? Nu, žinai, perkūnas dabar tai baldais prekiauju. Tai tiesiog kaip aš, irgi? Taip, patiau kainų pažiūrėt, žinai. Nu, pas mus kainos dar, žinai, laikosi. Klausyk, o kaip pas jūs prekyba? Kaip sekasi prekiauti? Pabiškai, šiaip gerai, viską baigiu jau išsiparduoti, žinai, liko tik šiukšlių dėžė namie, viskas. Klausyk, Donatai, aš tokį prašymą pafundik 20 litų. Šiukšlį neparduotų, iškart gražinu 20 litų analaus. Žinai, vakar tepalą geriam, apžoga, pafundik, buvo geras raukas. Labas vakaras. Pas mus šiandien švediškas stalas, prašom, vaišinkime skanaus.
Ponai, aš žinoma labai atsiprašau, bet čia yra švediškas stalas. Ne problema. Ateis švedai, mes išeisim. Nu, kame problema?